Jeigu jūs norite turėti pinigų, jums reikia tapti ne turinių vartotojų, o turinių kūrėjų. Instagramą ar YouTube'ą vadinu instaterapija. Tikrai. Per 30 dienų išleidžiu kokį 20 reelsų. Jau per pirmą mėnesį tikrai būtų rezultatai. Super. Jūs dar nieko neparduodat, net nėra nei nuorodos, nei kvietimo, nei jokio kvietimo veikti, kažką ten nusipirkti, bet jums rašo, o kaip galima nusipirkti. Kai aš tapau deimanto lyderiu. Prisimenu, tu tada sakė, aš padariau deimantą. Su tinkamai žmonėm, tinkamu laiku. Taip. Ir tada mano tas deimantas įvyko ir be socialinių tinklų. Kuo aš labiau esu atvira, kuo aš labiau dalinuosi savo nesėkmėm, tuo didesnis įsitraukimas ir yra toks pasitikėjimas auditorijos manimi. Nes mes visi suprantam, kad gyvenimas yra va toks. Begalybė yra įvairių mokslų, visada verta mokytis, aš už tai, bet geriausias mokymasis yra tada, kai mes darom čia ir dabar. Būti ar nebūti socialiniuose tinkluose, tai yra tikrai daugeliu kyla šitas klausimas. Ir kaip iš jų dar uždirbti, čia antras labai svarbus momentas. O tuo tarpu tinklinio marketingo žmonėms, kurie galvoja, kad per socialinius tinklus gali labai daug padaryti ir ten deda pastangas, bet kažkur nesigauna, tai šiandien apie tai tema su mūsų svečiu. Mes labai plačiai pakalbėsim su Marina Valiukonienė, kuri tuo gyvena, moko kitus, moko uždirbti iš to ir daugiau jinai papasakos apie save. Tai Marina, gal pradėkim nuo tavo istorijos vis dėlto. Ačiū. Pirmiausia, ačiū Jolanta, kad pakvietei. Smagu, kad tie, kurie šiandien žiūrės šitą podcastą, galės panaudoti daug tokių momentų, kurie aš planuoju pasidalinti praktiškai. Ir pradėsim nuo to, kad, ką jums reikia žinoti apie mane, kad aš esu nelietuvė, dėl to girdėsit ir klaidas, ir akcentai, neteisinglingą kalbėjimą. Bet patikėkit, šitas faktas, jis ir leidžia man kalbėti su taip aukštai pakeltą galvą, kad nėra jokių stabdžių, kad kalbėti socialiniais tinkluose. Super. Nes kažkas bus storas, kažkas kalbės su akcentu, kažkas save dar kažkur užkas, bet tai tikrai yra ne priežastis, kad pradėti kalbėti, bendrauti, dalintis to, ką žinai ir tą, ką moki. Iš širdies, ką tu puikiai darai. Ir svarbiausia, iš širdies. Taip, atvirai, nuoširdžiai. Tai trumpa istorija, aš Baltarusija, 10 metų jau Lietuvoje, meilės emigrantė, persikėlėm dėl to, kad vyrui reikėjo darbuotis Lietuvoje, bet mes prieš tai susipažinom ir gyvenam Minske. Ir atsidūrus čia Lietuvoje, aš supratau, kad reikia plėsti savo pažinčių ratą, reikia mokytis kalbos. Ir žinau, kad daug kas iš tavo partnerių, iš tavo komandos narių, jie irgi keičia gyvenimą. Tiesa? Pokytis nuolatos, tokiais laikais gyvenam. Taip, ir kada jie ateina į tinklinį, jie visada vis tiek priema sprendimą kažką kardinaliai keisti. Ir kada mes kažką keičiam, būna didelis nepasitikėjimas savimi, būna lūžiai, emociniai, neaišku, yra nesaugumo jausmas, labai dažnai gaunam tą nepalaikymą nuo aplinkos, nes mes darom kažką visiškai kitaip. Taip. Ir visiems baisu aplink. Jo, aš labai noriu dar ir padėkoti, kad tu pirmiausiai atėjai ir kad šitiek metų mes palaikom tą ryšį. Taip. Ir aš noriu pasakyti, kad Marina, ne tik su ją mes apie socialinius tinklus kalbam, o susipažinom. Ir aš atsimenu tavo pirmasias tokias drąsias jau lietuvių kalba visas programas, Mastermind, Taip. Kaip tu atėjai į mano komandą. Ir visą, 3 ar 2 mėnesių ciklą pravedai. Ir man Marina asocijuojasi su mano top aukščiausių rangų, kurį aš pasiekiau. Tada, kai mes su Marina vedėm Mastermind, tai buvo lapkričio mėnuo, beros 20 metai, kai aš tapau deimanto lyderiu. Prisimenu, tu tada sakė, aš padariau deimantą. Ir sakai, kas tai yra deimantas? Tiesa, mes tada komandą taip gerai užturbinom ir tu padarei tą kvalifikaciją. Taip. Tai va, su tinkamai žmonėm, tinkamu laiku. Taip. Ir tada mano tas deimantas įvyko ir be socialinių tinklų, tačiau tai, ką tu sakai, tos drąsos, ką kiti pagalvos, kaip save pozicionuot, ar tu socialiniuose tinkluose, ar va taip kalbi. Taip. Nuolatinis, man atrodo, klausimas. Tikrai. Tai jeigu dar grįžti trumpai prie tą istoriją, tai tas pokytis gyvenime, nauja vieta, nauja veikla reikalavo palaikymo, kitų žmonių, drąsių sprendimų. Aš pradėjau dalyvauti Mastermind grupėse, taip, kurias tu dabar minėjai, pati kaip dalyvė, kad surasti, ką toliau veiksiu, kad turėti tą palaikymą, kad bendrauti su vietiniais, su lietuviais, mokytis kalbos. Ir tada toliau aš Mastermindą įvedžiau į lietuvišką rinką kaip įrankį
kuris padeda apsijungti bendruomeniai ir kartu siekti savo tikslų. O socialiniai tinklai atsirado tame tarpe, kada aš pradėjau mokinti Mastermind grupių moderatorius. Ir aš padėjau jiems, mano mokiniams, parduoti savo grupės, surinkti savo grupės per socialinius tinklus. Nes aš supratau, kad neužtenka duoti tik įrankį, pažiūrėk, kaip tu, neužtenka duoti tik produktą, reikia dar apmokinti tą produktą, pristatyti. Pristatyti, jį naudoti, dalintis, parodyti kitiems. Tai va taip atsirado socialiniai tinklai, aš pradėjau labai daug mokytis, domėtis, bandyti pati, tai yra kelionė jau, skaitykit, 7-8 metų. Super. Mes turim kiek pažįstame esam? Tai vat jau kiek? 6? 6 tikrai. Jau kai mes taip jau ne šiaip pažįstame. Dirbam. Ar gerai suprantu, kad socialiniai tinklai atsirado iš tavo tokio noro, teikiant savo paslaugas, vadinkim, mokant Mastermindą, žmonėm tikrai turėti prieiti prie rezultato? Taip. Mano yra didžiausia vertybė ne tiesiog daryti pačiai arba ne tiesiog mokinti, o davesti iki rezultato, nes aš tada suprantu, kad man grįžta daug daugiau ir aš suprantu, kad jeigu žmogus padarys rezultatą, jis bus pirmiausia patenkintas savimi ir aišku patenkintas ir manimi, mano darbu. Ir kiek žinau, tu irgi vedi savo komandos narius iki rezultato ir jūs turite motyvacinės sistemas. Ir iš tikrųjų tinklinio kampanijų principas realiai stovi ant komandų, ar bendrystės, ant lyderystės, lygiai taip pat kaip Mastermindas. Ir ant to komandiškumo, ką tu darai labai gražiai per Mastermindą. Aš įsivaizduoju, kad ir pas pačią, ir pas mane labai panašiai, manęs bent jau dažnai klausia, o jeigu dabar reikėtų pradėti su dabartinė patirtimi, ką tu pirmasis 30 dienų labiausiai darytum būtent per socialinius tinklus, jeigu galvotum, kad tai yra platforma tau uždarbiui, tavęs naujo autoriteto kūrimui, pozicionavimui, vat su šiandien jau patirtim. Nes aš dažnai sakau, kai ką daryčiau tą patį, o kai ką labai koreguočiau. Žinok, aš irgi sakyčiau, kad aš daug ką daryčiau ne taip, kaip aš dariau pačioje pradžioje, nes aš surinkau visas klaidas, kurias pavyzdžiui. Aš komunikavau labai, tai norėjau atrodyti gražiai, geriausias nuotraukas, gražiausias video, aš labai teisinga, mokytojo pozicijai. Ir aš daug laiko norėjau likti taip, kaip įsivaizduojama yra gražu arba teisinga, bet netikra, bet ne nuoširdžiai, be naudos, o tiesiog parduodama savo produktą. Tai aš realiai surinkau visas klaidas, kurie tik galėjau, plus aš pati jau pakankamai sudėtingą kelią dėl kalbos. Tai aš surinkau dar ir daug heito, ir daug to tokio pasipriešinimo vidinio, ir vidinio, ir išorinių klaidų aš padariau labai daug. Ką sakyti, net man, žinok, komentaruose irgi būna, kad rašo, kad kažkur lietuviškai ne taip, kur jau galvoju, kas kur. Tai aš įsivaizduoju, kad... Kas man pas tave gali būti įdomiai. Yra dabar, kad mes turim labai daug anglicizmų. Aš pati esu irgi labai už tą švarę lietuvišką kalbą. Tai gali būti, kad šitie. Gerai, per 30 dienų aš vienareikšmiškai daryčiau tokius veiksmus. Jeigu aš pradėčiau vesti socialinius tinklus, per pirmas 30 dienų aš pirmiausia apsispręsčiau su savo komunikacijos tema, apie ką aš kalbėsiu. Ir ne produktą, kurį aš pardavinėsiu, ne, tinklinį marketingo atstovę, socialinių tinklų, ekspertę, o apie temas, kur aš galėsiu būti naudinga ir įdomi žmonėms. Patirtį, kurią galiu perduoti. Ką aš galėčiau... Ir tau lengva tai daryti. Man lengva, taip, teisingai. Super. Tai, kas kalbėti lengva, ką mane taip draugės... Plaukia, galiu kalbėti nesustojama, kur man patinka, aš domiuosi, aš nuolat mokausi, aš rinku informaciją, aš ten jaučiuosi gerai. Tai apsispręsti su tema, tada sutvarkyti savo bio, pajungti visus socialinius tinklus, Instagramą, Facebooką, TikToką, asmeninį Facebooką, LinkedIną, YouTube'ą, ką iš tikrųjų tu dabar darai. Ir pradėčiau kurti nuolat turinį, bet ne tokį turinį, kur aš esu protinga, mokytoja arba bandau kažką parduoti, o turinį, kuris sprendžia mano auditorijos problemas ir turinį, kur įtraukia auditoriją kaip į serialą, kur aš parodyčiau herojaus kelią. Aš dabar išsikėliau savo tikslą kažkur eiti, kažką daryti ir aš dalinčiausi savo keliu su visais sunkumais, nesėkmėm, su savo keliu ir daryčiau dviejų turinio tipų. Naudinga ir tokia asmeninė siužetinė linija, nesvarbu, tai gali būti mano verslo tikslai arba asmeniniai tikslai.
Ir žinok, reguliarumas. Ką tikrai daryčiau, sugalvočiau savo tą reguliarumą, pradėčiau nuo 2, 3, net gal 4 turinio vienetų, daryčiau filmavimo dienas, kur aš galėčiau per dieną nufilmuoti pakankamai daug turinio vienetą, kad nereikėtų galvoti, kaip aš atrodau kiekvieną dieną. Ir reguliariai, tikrai 30 dienų, per 30 dienų išleidžiu kokį 20 reelsų. Per kiek? 20 per 30 dienų sukurčiau kokį 20 reelsų. Ir jau per pirmą mėnesį tikrai būtų rezultatai. Super. Bet aš dabar, kai prisimenu, kai tu pradėjai tada ir kokius mes šiais laikais turim įrankius, tai yra taip paprasta, palyginus lengva, toks, koks buvo tavo kelias, ar ne? Tikrai. Mes tiesiog fantastiškais laikais gyvenam ir to nedaryti. Nėra priežasčių nedaryti. Aš tai dar atradau tokią, įsidirbsiu truputėlį socialinius tinklus, tai turi būti malonu. Aha. Nes jeigu nebus malonu, ties tą 30 dienų mes pabaigiam ir viskas. Ir aš visą laiką ieškau, kad būtų malonu. Tai aš Instagramą ar YouTube'ą vadinu instaterapija. Tikrai. Todėl, kad 100%. gražiau pasipuošiam, kažkur atsisėdam, galvojam, į kokį viešbutį važiuojam, su kuo bendrausim, o kaip kokie podeliai ten bus. Tikrai. Ir tai yra faina, labai moteriams tas tinka. Tikrai. Ir pasipuošti, ir apgalvoti, ką tu kalbėsi. Ten tikrai yra terapija, nes kada mes komunikuojam, mes dirbam su savo vidiniais tarakonais, pasipriešinimais, su savo nepasitikėjimu, su savo minčių logika ir sudėliojimu, nes tame yra daug iš tikrųjų apgalvotų veiksmų. Ir kada žmonės išeina į aktyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose, jie labai gražiai pradeda kitaip komunikuoti su aplinkiniais. Labiau struktūruotai, kryptingai, apgalvotai, sistemiškai. Aš norėčiau dar pagrįžti prie šito irgi 30 dienų. Kaip tas temas, kurias aš komunikuosiu, atsisėst ir ką pasidaryti, kad tos temos būtų man aišku. Pradedu bent nuo šito žingsnio. Gerai. Reikia pradėti nuo įvadinių turinių vienetų. Tai yra hibridė. Labai sudėtingai, dar kartą. Paaiškinsiu. Reikia pradėti nuo skelbimo, kad hibridė aš išlindu. Aš išeinu. Paskelbti apie save. Paskelbti apie tai savo esamas socialiniuose tinkluose. Reikia paaiškinti savo tikslą, kodėl aš išeinu. Ir savo tolimesnį viziją, kodėl aš noriu tai daryti, kodėl man tai yra svarbu. Ir dar būtų gera, jeigu jūs paprašytumėt palaikymą arba pagalbos iš savo esamas auditorijos, nes jeigu jūs pradėsite, pavyzdžiui, iškart pardavinėti, kas tikrai yra klaida, žmonės kas čia šitai atsitiko? Prisijungia prie, pavyzdžiui, tavo komandos ir tokia jau iškart, alijukai, žiūrėkit, kokie faini produktai, aplinka iškart reaguoja, tai dar viena atsirado, dar viena pardavėja, dar viena ekspertė ar dar ta. Tai reikia paaiškinti tavo tolimesnė vizija, dėl ko tu tai darai. Tai vadinasi įvadiniai turinių vienetai. Tilteliai dar, man atrodo, kažkur pas tave girdėjau, kad tilteliai tokie pereinami. Taip pat, pavyzdžiui, ar ne, aš ilgą laiką daug iš tikrųjų komunikavau savo temoje apie eterinius aliejus, apie ypač eterinius aliejus emociniai savijautai, o dabar pradėjau, kadangi mano arkliukas 12 metų tinklinis marketingas, ten aš esu, kaip sakau, stipriausia, mano sesė kažkada sakė, tu tik kalbėk, tau nereikia jokių prezentacijų, tu tik kalbėk. Ir dabar aš tinklinio marketingo ir temą, ir verslumo temą, komunikaciją, pardavimų, ryšį su klientais, noriu skleisti mąstymą. Būtinai, nes nuo to niekas kitas, jo augimas, vidinis augimas, noriu tuo dalinti su platesnė auditorija. Vadinasi, mano tiltelis. Tau reikia paaiškinti, kokį tu kelią praėjai, kodėl tu dabar planuoji apie tai kalbėti, kad tu planuoji apie tai kalbėti ir tiems, kurie priprato prie tavo tokio amplua arba tavo tokio pozicionavimą, kaip jie įsivaizduodavo tave, reikia paaiškinti savo tolimesnius tikslus ir, kaip sakiau, paprašyti būtinai palaikymą, kad aš dabar einu, man gal nedrąsu, tai yra mano nauja kryptis, bet aš darau tai dėl to, kad man ten gera, aš turiu apie ką pakalbėti, aš turiu kažkokią viziją, pavyzdžiui, keisti žmonių, nežinau, įsivaizdavimą apie šitą nišą, edukuoti, dalintis, padėti. Tai įvadiniai turinių vienetai, toliau reikia dar 4 kryptis sudėlioti. Tu paklausai, apie ką, ne? Apie ką, tai pirmiausiai reikia suprasti, apie ką jūs galite komunikuoti iš naudos. Kas yra jūsų tikslinė auditorija ir kokias problemas turi tikslinė auditorija ir kaip mes galim tas problemas uždaryti per turinio vienetus, per reelsus, postus, karuselės. Tai pavyzdžiui,
kaip pradėti veiklą, kaip, tavo atveju, ne? Jeigu tai yra tavo produktai, pavyzdžiui, tavo komandos nariai dabar žiūrės mūsų podcastą, tai, pavyzdžiui, jūsų produktai, kokias problemas sprendžia? Sloga, miegas, virškinimas, svorio metimas, psichologinė būsena, stresas ir taip toliau. Jūs pasiemat pagrindinius problemas, kurias sprendžia jūsų produktai ir kalbat apie tas problemas. Kaip užmigti greičiau, ką padaryti, jeigu tave kažkas subėsina, ką daryti, jeigu ten, pavyzdžiui, tu negali, kažką, ne, iš tavo problemų. Ir jūs pradedat komunikuoti per problemą ir tada labai gražiai įpinat savo produktą į tos problemos sprendimą, kad jums spręsti šitą problemą padėjo šitas produktas. Tada jūs tampat toks labai natūraliai rekomenduojat savo produktą be piršimo, kišimo ir be tokios agresyvios reklamos. Tai ekspertinis turinys tai yra visas problemas, kurias sprendžia jūsų produktas. Jūs pradedat kalbėti apie problemą, bet ne apie produktą pirmiausia. Aš norėčiau dar tavo tokių įžvalgų, nes daugeliu atveju tinklinė marketinge įvairių būna kompanijų, kad kai kurie negali kalbėti ten, ką ten savijautai ir taip toliau, tai labai labai subtiliai ir čia yra labai svarbu pasižiūrėti kompanijos vidaus taisyklės. Bet aš noriu tavo įžvalgų kitą temą. Kai tinklinį marketingą ateina žmogus ir yra produktas, ir yra aš kaip verslo modelio vystytojas. Taip. Ir tas balansas netapti iš karto pardavėjų, bet ir turėti rezultatą, nes produktas yra, iš jo darosi apyvartos. Ir čia galbūt tu kažkokių turi irgi patirčių, minčių, kaip pradėti komunikuoti, kad netapti irgi tuo visako meistru per produktą, ir nepamesti tą savęs kaip verslo vystytojo. Tai reiškia, 4 kojas, ne? Pirma, ekspertinė, antra yra asmeninė. Tai aš siūlau, atsakant į tavo klausimą, atskleisti save kaip asmenybę. Papasakoti savo istoriją, iš kur tu išlindai, kas tu esi, kaip tu šiame versle atsidarei, kokia buvo tavo istorija, sunkumai, pasiekimai. Jeigu nėra dar pavyzdžių iš tavo komandos narių, tada tu parodai savo kelią. Aš pati praėjau, uždirbau, pasveikau ir taip toliau. Ir tada paaiškinti, kaip aš dabar dėka šio verslo gyvenu, keliauju, kažką savo nusipirku, jaučiuosi saugiau, uždirbu. Ir tada mes galim per savo asmeninę istoriją parodyti kitiems, kad aš dirbu čia. Iš tikrųjų, kada mes labai gražiai transliuojam savo gyvenimą, žmonėms net nereikia sakyti, ateik pas mane į komandą. Jie sako, ką tu ten tokia darai? Klausia. Nes tu buvai ten, sėdėjai kažkur kabinete, tu tiesiog uždirbdavai 800, aš tave niekur nemačiau, dabar pas tave kruizai, kelionės, dar kažką. Ką tu ten tokia darai, kad tu turi tiek galimybių, naujų galimybių, kad tavo gyvenimo kokybė pasikeitė. Tai tas transliacija savo gyvenimo arba vertybių, aišku, Lietuvoje reikia subtiliai, ne? Subtiliai. Elegantiškai, ne? Padeda kitiems suprasti tavo dabartinį gyvenimo kontekstą. Ir jie kreipiasi, arba jie labiau pasitikė. Aišku, reikia kalbėti apie verslo modelius, arba apie galimybės. Reikia kalbėti apie tą patį matematiką. Reikia aiškinti, iš kur kojas auga. Labai daug kas, pavyzdžiui, jūsų veikloje bijo arba nepapasakoja viso uždarbio schemą, arba logiką, arba skaičius. Pavyzdžiui, aš paimčiau pirmą reelsą, kurį aš nufilmuočiau, aš nupiešiau, kaip iš kur eina pinigai. Idėja. Tiesiog, pavyzdžiui, tu gali čia, tiek procentų lieka, tada čia tu gali taip uždirbti, jeigu pas tave tiek žmonių, pas tave tokie skaičiai, tiesiog gali net nekalbėti, gali tiesiog įgarsinti ir nupiešti ten papiriuko ir paaiškinti, nes labai dažnai apie tinklinį kažkokias, tokios mistikos, mistinės istorijos, žmonės tokie, aš nesuprantu, kaip ten iš kur pinigai plaukia, paaiškinti. Taip, žinau, kad... Tai bus edukacija, tai bus finansinio raštingumo edukacija. Kad suprast tą mastą, tą, vadinkim, tos sniego gniūžtės tinklinio marketinge, kad pradžiai tu atrodo darai, ta sniego gniūžtė mažytė, tos pajamos mažos. Taip. Bet kuo toliau tu darai teisingai, tie skaičiai, jie pradeda augti geometrinę progresiją. Taip. Ir parodyti tą. Aš labai tokią lengvą matematiką skaičiuoju irgi. Per 5 minutės parodau, kaip veikia skaičiais tinklinis marketingas. Realiai tą, ką jūs pasakojat savo potencialiems komando nariams, kada jie ateina su jumis į pokalbį, tai realiai tą patį žinutę reikia tiesiog įskaidyti ir suteikti per turinį, per socialinius tinklus, į atskirus, 10, kiek ten jų gausis reels. Taip, nuostabu.
supratimą apie ką komunikuoti socialiniuose tinkluose, tai reikia iš pradžių papasakoti, kad aš išeinu, tai yra įvadiniai turinį vienyti, tada naudingi arba ekspertinį turinį vienyti, uždarant auditorijos problemas ir skausmus, tada asmenybės atskleidimas, tai mano istorija arba mano asmeniniai rezultatai, tada reikia konkrečiai pardaviminį turinį vienyti, kada jūs nevyniojate į vatą ir aiškiai sakot, yra toks produktas, jis turi tokias savybės ir galima nusipirkti taip, taip ir taip, o dar geriausiai marketinginis spec pasiūlymas arba kažkokia spec galimybė. Ir ketvirtas variantas tai yra turinį vienetai, kurie tiesiog praplečia jūsų temą. Jie vadinasi pasiekimumo turinys, tai gali būti, nežinau, juokingas turinys, tai gali būti plačias temas, tai gali būti jūsų pamastymai, tai gali būti žinutės arba istorijos, kurios suprantamas daugumą istorijai. Kažkas filmuoja dibilišką, aš vadinu tą turinį vienetą, net arba reelsus, juokingus, arba trendus. Taip. Tai vat pasiekimumo turinys, jis gali būti labai platus, bet jis irgi reikalingas, kokį 10% tikrai jo užtenka, bet jūsų veidą turi kažkada pamatyti kažkas šaltam sraute, tai vat pasiekimumo turinys labai padeda tai padaryti. Kad nebūtų po to, kad užlinksminė čia ir ateina visi tik tavęs pasižiūrėti, kad linksmų juokelių. Marina, jeigu va taip eit, vis tiek socialiniai tinklai, tai yra ryšys, kliento santykio kūrimas, tik tai kitokiu būdu, negu mes va čia, pavyzdžiui, smagiai sėdim, ar ne? Gal tu gali papasakot, kaip tu savo pirmuosius klientus, ką tu darai, kad jie atsirastų, būtent dirbant per tą online erdvę? Iš tikrųjų, su pirmais klientais visada yra vienas toks kriterijus, kada mes galim pardavinėti per socialinius tinklus. Iš karto pasakysiu ir apie klaidą ir atsakysiu tavo klausimą. Daug kas ateina į socialinius tinklus labai savanaudiškai. Aš dabar kažką sukursiu ir aš iškart noriu parduoti. Tai visada sakau tą pavyzdį, kada vyras nori mus paguldyti į lovą, tai jis pirmą pasimatymą iš karto ateina ir sako, duok. Genai geri, tyrimai kraujo geri, viskas, kas yra. Taip. Ten nėra didelių preliudijų, jis turi savo tikslą, jis gal kažkaip ten jūs pavaišins, gal pamaitins, gal kažką ten net gėlių atneš, bet jis turi aišku konkretų tikslą. Tai vat, mūsų išėjimas į socialinius tinklus su tokiu tikslu parduot panašiai atrodo. Ir tai truputuką neskanu. Ir lygiai taip pat tinklinis marketingas, net ne per socialinius. Jeigu tai bandome daryti, tai neskanu, tai atstumi. Tai teisingai, arba mes nežiūrim rimtai į tą žmogų. Bet jeigu mes pradedam socialinius tinkluose dalintis, tarnauti, atsiskleisti kaip asmenybė, kaip žmogus, kaip ekspertas, bendrauti ir taip toliau, tai bus pas jūs vienas toks labai geras, teisingas kriterijus, kada jūs dar nieko neparduodat, net nėra nei nuorodos, nei kvietimo, nei jokio kvietimo veikti, kažką ten nusipirkti, bet jums rašo, o kaip galima nusipirkti. O kas ten yra? Parekomenduok, pasidalink. Atsiųsk, kur galima nusipirkti, ką tu ten naudoji. Esmė pirmų pardavimų komunikuoti taip ilgai arba taip reguliariai, kol tu negausi šitus pirmus tokius kvietimus kažką padaryti. Tai mano pirmieji pardavimai buvo tokie, kad aš nieko nepardavinėjau, aš tiesiog dalinausi, kokias grupės aš rinkau, ką aš darau, kokie mano rezultatai. Aš duodavau tą naudingą informaciją, edukavau ir aš gavau tokia žinutė, kad kaip galima nusipirkti. Ir vat kada jums rašo, tai reiškia, jūs antiek gerai jau užkomunikavot savo žinutę ir atsiskleidėt, kad realiai nieko daryti nereikia. Ir tie pardavimai socialiniuose tinkluose, kiek reikėjo, man reikėjo daug, nes aš labai stipriai norėjau iškart parduoti, iškart norėjau kišti. Ir tada tu atrodai, ašgi viską darau, ašgi viską ten paaiškinu, ašgi parduodu. Ne, aš parduodu, atrodo. Bet aš nesakiau konkrečiai, pirkit pas mane. Aš rodžiau tą produktą. Bet tai buvo akivaizdu, nes visa komunikacija buvo tik apie vieną tą produktą, suprantat? Tai man reikėjo daugiau laiko ir mano pirmieji pardavimai, kaip ir tavo, buvo būtent per asmeninius ryšius, per pakvietimus ir visą kitą, o socialiniai tinklai ilgą laiką buvo tiesiog kaip skelbimo lenta. Brangi. Reikia prisipažinti. Norėjau sakyti, kad brangi vizitinė kortelė, bet čia daugiau skelbimo lenta, ar ne? Skelbimo lenta. Ne. Bet gerai, o dabar, pavyzdžiui, jeigu žmogus taip paima tavo kiekvieną žodį, bent jau pusę, jeigu pritaikės, aš jau įsivaizduoju, kad visai gerai gali įsivažiuoti. Taip. Kiek laiko, taip, kodėl aš to klausiu? Nes aš dažnai komandai sakau, jeigu nori gyvenime valdyti nusivylimus,
pradėk valdyti lūkesčius. O tikrai, geras pasakys. Nes jeigu yra lūkestis, va čia 30 dienų sukelsiu ir čia, kaip tu sakei, 20 postų įkelsiu ir jau kažkas prasidės, tai vat, kaip tu, vat, aš kaip inžinierė klausiu. Turi keisus, kada realiai mes tai padarėm per 20-30 dienų su mano klientais. Mes pradėjom komunikuoti, 20-30 reelsų, viskas labai teisingai padarėm ir jau ateidavo tos žinutės, kaip galima nusipirkti. Yra atveju, kada buvo produktas brangesnis, kada buvo pačio žmogaus komunikacija gal tokia ramesnė, subtilesnė, nedrasi, tai mes užtrukom ir keletą mėnesių. Bet realiai per keletą mėnesių galima išjudėti. Super. Tinklinio marketingė, kadangi yra produktas ir esu aš kaip brandas, kuri kviečiu į komandą jungtis. Tai produktą visą laiką yra vienas kelias, tam, kad atsirastų partneriai, jau yra kitas kelias, jis yra daug ilgesnis, todėl kad kodėl žmonės perka ar neperka, arba pasitikė tavim, arba ne. Tai gyvai, jeigu mane pažįsti daug metų, tai tu jau pasitikė manim, man tik reikia parodyti, išpakuoti. Socialiniuose tinkluose, aš sakau, kas tu tokia, kad tu per 30 dienų jau turėtų eiti pas tave ir pirkti. Į komandą turiu minėti. Į komandą. Jungtis į komandą. Taip. Va čia tas kelias, jis ko gero skirtingas. Skirtingas, galiu pasakyti taip, kad žmonės jungtųsi į komandą, reikia daugiau atsiskleisti kaip asmenybė. Grubiai sakant, tapti tokia influencerį, kurti asmeninį prekinį ženklą ir kurti aplink save nuomonę žmonių. Beje, socialinius tinkluose galima suformuoti tokią nuomonę, kokią jūs norit. Ir daug yra tokių pavyzdžių, kada žmogus gyvenime vienas, o socialinis tinkluose kitas. Kas nėra gerai, bet mes irgi turime apie tai žinoti. Bet jeigu jūs būsit tikras, nuoširdus, atviras, toks, koks esat gyvenime, jūs pritrauksit ilgalaikį perspektyvą tinkamus žmonės prie savo asmeninį prekinį ženklą ir kad pritraukti žmonės būtent į komandą, mums realiai reikia atsiskleisti kaip žmogui. Kaip mes mąstom, kaip mes gyvenam, ką mes iš tikrųjų darom, mūsų rezultatus, mūsų sunkumus, mūsų tikslus, parodyti mūsų vertybės. Ir tada aš sakyčiau, kad jeigu mes dalinamės arba influencerinam, tai būtų, tada mes daug greičiau galėsim pritraukti savo komandą žmonės būtent kaip partnerius, kaip komandos narius. Jeigu mes būsim labiau kaip ekspertai, mums bus daug lengviau parduoti produktą, nes mes sprendžiam konkrečios auditorijos problemas. Nu, čia kaip ir gyvenime turbūt visame kame kokybė priklauso nuo to integralumo. Kaip aš kaip žmogus sugebu suintegruoti, kaip pas mane dera, ne tai, kad skirtingų pusių, ar ne, veikiu vieną, mąstau kitą, kalbu trečią, taip? Kuo tai arčiau, tuo rezultatas ateina kitoks, ne? Tikrai taip, tikrai. Gerai, tai rezumuojant va tą tokį darbą su klientais, pačios tokios grubiausios, neskaniausios klaidos, 3 bent jau, kurių tikrai verta pagalvoti iš anksto, kad nenukristi nuo tų laiptų. 3 pačios didžiausios klaidos socialinius tinkluose tinklinio marketingo atstovų, kad pirma, jie neišeina per asmeninį prekinį ženklą, jie rodo tik produktą. Produkto naudojimą, patį produktą, arba bando parduoti kažkokį rezultatą, bet patys nerekomenduoja tą produktą, neparodo tai per save. Antra klaida, vėlgi labai panaši į šitą, kad jie komunikuoja tik per pardaviminį turinį. Pirk, prisijung, registruokis. Tų 4 pamiršta vis. Tiesiog yra vienas pardaviminis turinys ir žmonės, tiesiog jau vengia tą pardaviminį turinį. Tai vėlgi, kaip mes kalbėjom su tavim apie tą vieną pasimatymą, kuris norisi, kad iškart pasibaigtų happy end. Ir trečia klaida, kada tinklinio marketingo atstovai atrodo ir pradeda komunikuoti, bet nekūrė vertingą turinį arba įdomų turinį, kurie kiti galėtų saugoti, persidalinti su kitais, norėtų stebėti ilgalaikį siužetinį liniją to herojų, nes reikia galvoti apie algoritmus, kai veikia socialiniai tinklai, mūsų turinys tampa viral arba išeina į šaltą srautą, kada turinio vienetai gauna išsaugojimus, persidalinimus, tada mes turim kabinti aštrias temas, tada mes turim duoti naudingą, vertingą turinį ir pabandyti iššokti į šaltą srautą. Ir dar viena papildoma klaida, kada žmogus pradeda dalintis, jis tikisi, kad įkels ir iškart turinys paeis. Ne, taip nebus ir kartais mums reikia pagalbos arba mokamas reklamas, arba persidalinimo į grupės, kolaboracijos su kitais kūrėjais.
Tai jie lieka savo auditorijoje ir neaugina auditoriją, ir neišeina į šaltą srautą. Dėl to daug kas ir neauga. Vat mes, pavyzdžiui, dabar su tavim irgi darbavomės, ne? Tu ilgą laiką neaugdavai. O dabar pasiėmė ir ten per 3-4 mėnesius padvigubinai savo sekėjų skaičių ir visą kitą. Nežinau, 3 metus stovėjau toj pačioj vietoj, o dabar per 2 mėnesius padariau... Dvigubai jau tikrai. Tai vat gaunasi, žmonės negalvoja apie tai, kaip man pasiekti naują auditoriją, kaip man išeiti į šaltą srautą. Ir nenaudoja tos įrankius, kurie padeda tai padaryti. Super. O dar vieną dalyką, pavyzdžiui, tas klaidas galima priskirti apie vizualai. Konkrečiai. Ten, kaip nors ten langas, apšvietimas, nesvarbu, nuotrauka. Taip. Vizualai yra skirtingose vietose. Pirmiausia, vizualai tavo profilio feedo arba to tinklelio. Ypač Instagram. Instagramas yra visiškai vizualinis socialinis tinklas ir ten reikia nuolat stebėti antraščius, spalvinį identitetą, savo, ten nežinau, net vizualą, kaip to. Pažiūrėk, irgi tu nufilmavai gerą kokybišką turinį ir iškart tavo kartelė pasikelia, tikrai labai stipriai. Va, tai vizualai yra pačiam Instagram'e, vizualai yra filmuojant, pažiūrėk, šiandien pas mus yra apšvietimas, lempas, visi fokusai, kaip apšviestas mūsų veidas, kaip mes atrodom, tai tikrai irgi yra svarbu. Ir dar, kada mes kūrim turinį, turi būti, dabar tiesiog yra video formato era ir mes turim vis tiek galvoti apie tai, kaip pateikti tą žinutę, kad tai būtų greitai, kad tai būtų konkrečiai, kad tai būtų su subtitrais, kad tai būtų skirtingi rakursai, kad būtų kuo aiškiau, greičiau, konkrečiau. Tai tiesiog elementariai postų su nuotraukom jau nebeužtenka. Jeigu kažkas dar turi tą tokį lūkestį, kad aš dabar parašysiu postą, ten kažką nufotkinsiu ir tai paeis, dėja ne. Mes turim kartu su mūsų pokyčiais irgi augti. Jo, iš tikrųjų labai labai pritariu šitam. Viską tu irgi tai pritaikė ir pažiūrėk, kaip viskas pasikeitė. Tiesiog net akis, nes aš galvoju, vat, kaip galbūt ir kai kas sako, oi, čia šita tema ne man, čia tikrai ne man. Čia yra tiesiog lavinimo dalykas. Visiškai. Pradedi pastebėti ir net aš bent jau pradedu mėgautis. Vat, buvau Kroatijoje. Ne tai, kad gėlytę kokią, o tu pradedi kampus matyti jau kitaip. Ir net negali praeiti ramiai, gal kai kam pradžiui gali atrodyti viskas čia kažkas ne taip, bet mėgaujasi tuo, nes tu paimi telefoną ir fotografuoji ir tu tarsi va čia ir dabar momentą sustabdai. Pauzė. Dabar, man tai šitas pradėjo labai labai patikti. Tai yra kūryba, visiška kūryba. Kūryba, akies lavinimas, žvilgsnio, vat, toks skonio tas plėtimas. Ir dar, tu sakai, lempos stovi ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad šiais laikais tikrai, aš bent jau turiu sąrašą įvairių lempų, viskas, ką Lietuvoje galima susipirkti ir turėti tikrai tokiam, vadinkim, pirmam žingsniui profesionalo namuose įrangą, netgi stovus, turiu sąrašą, kaip pasidarius, kad aš galiu į lagaminėlį susidėti ir su savo visą įrangą iškeliauti bet kurią... Ir ten nereikia labai daug. Tikrai. Pradžiai, jeigu kažkas pradės, norėsit gal po šito interviu, podcast'o pradėti kurti turinį, jums reikia telefono. Žinokit, nei su Apple, nei atstovė, nei fanė, bet iPhone'ai filmuoja tikrai dabar labai labai gerai. Išbandžiau ir kitus Androidus, tikrai labai gerai, gera kokybė, net nereikia paskutinio. Tada jums reikia mikrofoniuką, jeigu jūs pasirašot kalbėti. Būtinai. Ir reikia apšvietimo. Apšvietimas gali būti elementariai paprasta lempa. Jeigu neturėsit lempą, tada jums tiesiog dieną prieš langą reikės atsistoti, pastatyti stovą. Jeigu nėra stovo, atsiremti kažkur telefoną ir tikrai to užtenka. Investicija ten maksimum 100-120 eurų. Be telefono, jeigu neskaitant telefoną. Tai aš dabar grįžtam prie tos jau tokios klientų, vadinkim, aptarnavimo, nes kai kas galvoja, keliu, kiekvieną dieną postą reels, atrodo ir vizualus, ir tų klaidų tokių nedarau, ir atrodo viskas subalansuotai, bet kažkodėl rezultatas neateina. Kaip tu apie tą klientų suradimą, mano nuomonė, kad ir yra socialiniai tinklai, mes juose tikrai gražiai galim viską puikiai daryti, bet kažkodėl klientai neatsiranda. Kuri ta trūkstama grandis gali būti, kad nepamiršt, kad dirbant socialiniuose tinkluose yra dalykai, kurie būtini, ar tu socialiniuose tinkluose dirbi, ar tu dirbi gyvai. Kaip su tuo klientu sekantys žingsniai? Taip, iš tikrųjų,
geras klausimas apie komunikaciją, ne? Bendravimą, Apie tą bendravimą, apie ryšių kūrimą. konvertavimą galų gale. Taip, nes peržiūrų neužtenka. Ir šis man labai patinka tas apibūdinimas, kas yra socialiniai tinklai. Tai socialiniai tinklai yra ryšiai, iš vis kam buvo sukurti socialiniai tinklai, tam, kad žmonės galėtų bendrauti. Kad jie galėtų pamatyti, kas kur keliavo, pamatyti nuotraukas, susirašinėti, nes iškart buvo galimybė komentuoti, susirašinėti. O mes kažkaip tos socialinius tinklus pradėjom naudoti kaip skelbimo lenta, kaip parduotuvė. Ir pamiršom bendrauti. Mes norėjom tiesiog tokių santykių. Pamatėjai, nusipirkai. Aš paskelbiau, kodėl tu iškart nenusipirkai. Ir daug kas ateina su tokia, jie pasigodžia man arba pyksta. Aš įdėjau ir nieks nepirko. Tokia, aš pasistengiau ir nieks nenupirko. Ir aš tada paklausiu, o kas ten dar buvo? Ar jūs pabendravot, ar susirašinėdavot, ar kiek kartų jūs prisilietėt vienas prie kitą? Nes turi atsirasti iš pradžių ryšys, tada vyksta pirkimas. Kartais, kad žmogus nusipirktų, mums reikia apie 12 prisilietimų papildomų. Tai reiškia, tas žmogus pamatys jūsų rilsą šaltam sraute, tada pamatys pas kažką, pamatys podcastą, tada kažkas pasakys, parekomenduos, tada dar kartą pamatys turinį, tada žiūrės jūsų storijas, tada pakomentuos, tada tarp jūsų vyksta susirašinėjimas ir ne vieną kartą. Jeigu jis įvyks. Ir tada gal reikės dar pokalbio, gal reikės skambučio, gal reikės dar, nežinau, gyvą susitikimą ir gal tik tada įvyks tas pardavimas. Tai realiai tai yra ryšys. Ypač, kada mes parduodam per savo asmeninį prekinį ženklą, žmogus turi pasitikėti ir žinoti, kad viskas gerai. Reikia būti gerų žmogum, nepamiršti, tikrai gražiai aptarnauti žmonės, gražiai bendrauti, nepridaryti nesąmonių, nepridaryti savo arba komandos nariams arba kampanijai gėdos ir tikrai kokybiškai daryti savo darbą, nes tiesiog socialinis tinklas neužtenka gražiai save parodyti, reikia dar realiai savo darbe parodyti, kad tu tą, ką kalbi, tu įgyvendini tai. Nuvedi rezultatą. Tu tikrai tai padarai. Va, tai čia yra toks tikrai ryšių kūrimas, socialiniai tinklai tai yra vienas iš kanalų, kuris padeda susiformuoti nuomonę apie tave. Arba kad žmonės galėtų iki tavęs desibelsti, iš vis tave pamatyti pirmą kartą. Bet vis tiek, greičiausiai tu irgi, jeigu eini pas psichoterapeutą arba pas kažkokį specialistą, tu pamatėjai, bet tada paieškosi, kas pažįsta tą žmogų, ne? Ir eini dar paklausti, klausyk, kas ta? Normali, nenormali? Ar gali rekomenduoti? Mes vis tiek surinkam dar papildomai tos duomenis. Teisingai? Aš tik per rekomendacijas, iš tikrųjų, ypač ten, kur specialisto žmogaus, va dabar plaukimo trenerio ieškau, sporto trenerio sūnui, po to ten dar, tai visą laiką klausiu, man tai yra greičiausias, kokybiškiausias būdas. Tikrai. Tai tikrai šitą labai atsižvelgiu. Aš dar noriu į socialinius tinklus grįžti temą. Mano keletas komandų versle, kurios verslą ypatingai 100% daro tik per socialinius tinklus. Ir kadangi mano istorija yra tokia, kad aš tą deimanto lygį pasiekiau be socialinių tinklų, ten su tokia brangia vizitinė kortelė, kažkiek bežaidžiant. Ir jos dabar labai stebisi, kaip tai tokias apyvartas, tokia organizacija padaryti tuo momentu. Tai aš galvoju, kad dabar tie, kurie įvaldo kokybiškai socialinius tinklus, bet nepameta tos dalies, kaip tu sakai, ryšio bendravimo ir tai sugeba suintegruoti, tai yra tiesiog bomba. Greitis. Taip. Tai yra bomba tikrai. Tu gali labai greitai sukurti tą organizaciją, nes man tam, kad sukurt, man reikėdavo į Rygą nuvažiuoti, pabūti, grįžti. Viskas. Ir tu tada bendrauji tik su mažu ratu žmonių. Tikrai. Kaip tu darėjai? Per asmeninius susitikimus, per networkingus, kvietėjai į pasimatymus, susitikimus. Kiekvienam asmeniškai reikėdavo tą pasakoti. Taip, reikėjo pasidalinti, vos ne, tik tau. Taip. Įsivaizduokit, kaip dabar jūs galite tą patį žinutę ir pasiekti su savo rilsu 50 000, 100 000. Net jeigu jūs 2000 su savo rilsu pasieksit, įsivaizduokit, jūs jau pamatys. Jūs jau mato, kokia auditorija, pabandykite įsivaizduoti. Didžiulė. Net 200 tai yra didžiulė auditorija. Tai tik tu konferencijoje turėjai galimybę pastovėti ir pasidalinti apie tai, ko tu tiki, ką tu darai ir kur tu kvieti. Aš kai seku dabar statistiką, kur kartais jau būna, kad pasiekia ir po 10 000. Tai yra, pabandykite įsivaizduoti iš tikrųjų tą žmonių erdvę. Wow. Tai yra wow. Jo. Marina, aš, ta prasme, bet kuriam versle, ar tinklinio marketinge, ar tavo versle, kaip tavo mokyklos, nes beje Marina turi didžiulę Instagramo, tiek naujokams, tiek nenaujokams mokytis gali visais formatais. Tai
va, tu turėdama ir tu jungi labai daug, matai, įvairių moterų verslų, ne tik tinklinio marketingo, ir pati savo verslą kuruodama, savo mokyklą vystydama. Taip. Socialiniai tinklai, va tas vadinkim šitos dalies, kiek laiko reikėtų, aišku, čia priklauso nuo to, kokie tikslai. Tai vat, kaip tavo akimis, nes, pavyzdžiui, pas mane, kai ateina į tinklinį marketingą, aš sakau, jeigu tu nori rezultatą, tu turi va tokį kiekį valandų tikrai skirti tokiem veiksmam ir po 3-6 mėnesių tu gali tikėtis tokio rezultato. Bet kaip tu galėtum, jeigu įmanoma, apibriežti gairės? Gal pradėsiu nuo savęs, kiek man užtrunka vesti socialinius tinklus, taip reguliariai. Pas mane išeina 4-5 turinio vienetai per savaitę, kartais 3-4. Aš augu po 1000 sekėjų į mėnesį dabar maždaug. Super. Ir tikrai darau geras ir apyvartas, ir pelną darau gerą. Galiu pasakyti, ką aš darau. Pirmiausiai, aš nuolat kasdieną filmuoju viskas, kas su manim vyksta. Tai pirmas darbas prasideda toks, kaip tu sakai, va, tu kelionėje, ne, fotkinai. Kol tu pasakosi, aš pafilmuosiu. Va, tu pafilmuok. Tai gaunasi, mes va, tiesiog, va čia, va, pavyzdžiui, va, tai pasiėmė telefoną, pafilmavai, padarėjai, pasifotkinam. Tai va, tas nuolatinis turinio kūrimas, jis belia kiek svarbus, nes jeigu neturėsi turinio vienetų, neturėsi tiesiog va, savo galerijoje video arba nuotraukų, realiai neįmanoma bus nieko sukurti. Video kūrimas prasideda nuo vat, jūsų jungtos kameros. Ir kada pas jūs yra sukurtas turinio vienetas va čia galerijai, tada galima kalbėti apie turinio kūrimą ir storiese, ir reelsuose, ir sukelti postą, video ir taip toliau. Kitaip dėja neįmanoma. Neįmanoma kitaip padaryti. O tu šunuolį, kad padaryti. Kiek tai užtrunka per dieną, tai gali būti tiesiog jūsų vat, kaip nuolatinis toks, kaip vandens atsigerti, tiesiog įpratis. Tai gali būti 10, 15, 20 minučių. Toliau mums reikia padaryti turinio vienetą. Aš dabar, kad greitinti savo tempą, darau filmavimo dienas, 1 arba 2 kartus per mėnesį, kada aš filmuoju priekį reelsus. Pas mane yra reelsai visada į priekį, kad man nereikėtų galvoti, šiandien reikia kažką greitai nufilmuoti. To streso, kad nebūtų. Streso, taip. Reikia, aš galvą neišploviau, reikia pasidažyti, aš šiandien neturiu nuotaikos ir taip toliau. Ir tada mes esam nuolatiniam strese, dažniausiai nerandam tam laiką, nes tai taip yra stresas. Taip. O taip dar, tarsi, tau reikia sugalvoti apie ką ir dar pato sumontuoti. Ir, pavyzdžiui, vienas reelsas, jeigu jūs esat nepasiruošę, gali realiai užimti pusę dienos. Tam aš iš anksto apgalvoju temas, scenarijus, filmavimą, greičiausiai kokybiškai, kad kažkas dar pafilmuotų mane. Filmavimo dienos tai yra tobulas variantas ir sprendimas, kuris jums po to tiesiog, tu pati taip darai. Taip, šita yra fantastiška idėja, tiesiog tikrai. Užsirašykite, nes taupys jums, ta prasme, duos daug ramybės, nes šitas tavo patarimas, aš kaip 7000 organizacijos lyderė, man šitas efektyvumo momentas labai davė daug naudos. Labai, tu turi visada turinį į priekį. Tada toliau lieka įkėlimas turinį vienetą ir stories. Stories atskira istorija, tai užima laiką. Jeigu yra kokybiški storytellingai, jeigu jūs norit kažką nešti, atskleisti, papasakoti. Kartais stories man užima ir ten valandą, ir pusantros, tikrai. Per dieną, taip. Ir įkėlimo to turinį vienetą, arba ten sumontavimas, arba ten tekstą parašyti. Tai aš vidutiniškai suplanuoju, kad 2,5 valandas per dieną aš skiriu socialiniams tinklams. Bet jie man atneša pelną per tą dieną. Tai yra mano investicija. Pavyzdžiui, jumsgi dabar negaila valandą pusantros, kas sportuoja, nueiti į sporto salę. Tai jūsų investicija į sveiką, gražų kūną. Tai va čia panašiai. Tai yra investicija į jūsų ateitį. Arba valandą praskrolinti, ne? O, čia kita tema. čia atskira tema. Čia atskira tema. Aš visada sakau, jeigu jūs norite turėti pinigų, jums reikia tapti ne turinio vartotoju, o turinio kūrėjų. Fantastiška mintis. Ir viskas. Tiesiog vietoj to, kad skrolinti, pavyzdžiui, man nėra laiko skrolinti, man gaila skrolinti, nes aš per tą laiką galėjau sukurti savo turinį vienetą, įsidėti, žiūrėti, wow, kiek peržiūrų, fainai, mane ten palaikina, atsako. Analizę pažiūrėti. Taip, analizę pažiūrėti, kažkas man parašė, mes jau dialogį su tą žmogum, nes jie sureaguoja į mano turinį vienetą, mano idėją, tarp mūsų vyksta bendravimas ir visa tai yra pliusiukas prie tų 12-15 kontaktų, kurie man reikalingi, kad žmogus galėtų apsišildyti ir prisijungti prie mano mokymų arba nusipirkti mano paslaugą. Super. Aš laikausi dabar tokio, kadangi aš keliu kiekvieną dieną turinį, reelsą ir irgi į priekį stengiuosi pasifilmuoti ir kad turėt medžiagos kiekvienai dienai. Tai aš savo tokį limitą užsidėjus, nes aš žinau, kad jeigu daugiau, tai aš po to nustosiu daryti ir dings tas malonumas. Tai aš per savaitę stengiuosi, aš turiu tokias galimybės skirti 12 valandų. Fainai.
Tai reiškia, 5 valandas aš skiriu turinio kūrimui, scenarijai, tekstai. Sakau, mes gyvenam labai gerais laikais, bet ir tai reikia tikrai 5 valandų. Tikrai. Ir tada, kokių tikrai 5 valandų filmavimui, Taip. aš jau nekalbu apie tos storius kiekvieną dieną. Taip. Bet aš laikausi tokio labai geras viduriuko. Labai. Tai jeigu aš tau užduočiau šitoj vietoj klausimą, jeigu per dieną žmogus sakys, aš neturiu tiek laiko, kas yra irgi normalu, bet tai nereiškia, bet noriu daryti, pavyzdžiui, 30 minučių, manau, tikrai daugelis gali surasti kiekvieną dieną. Tikrai drąsiai. Per savaitę tai gaunasi, kiek čia, 2-3 valandos. 2-3 valandas. Čia yra labai daug. Super. Ką tada, kiekvieną dieną tikrai svarbu daryti ir kartą per savaitę, kad tai būtų kažkoks minimumas, bet vedantis į rezultatą. Aš pasakyčiau, kad reikia prieš darbus, pasirašyminius darbus. Nes eiti tiesiog į komunikaciją, nesuprantat savo temos, stiprybės, nesutvarkant savo ciklus, vizualą, kaip tu atrodysi, apie ką komunikuosi, kokias komunikacijos temos, jūs vis tiek buksuosit. Visą laiką bus toks, ką man toliau daryti, Pavyzdžiui, aš darau, kaip mes tavim irgi darbavomės, 3-4 valandų strateginę sesiją, kurią aš labai rekomenduoju investuoti tą laiką į sukūrimą vizijos, komunikacijos vizijos. Ir kada pas jūs yra komunikacijos vizija, temos, hukai, supratimas, apie ką aš komunikuosiu, tada mes 30 minučių galim maksimaliai efektyviai išnaudoti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, neturit galimybę, nežinau, pasikreipti pas kažkokį specialistą, pasitikėt, pakalbėkit su dirbtiniu intelektu, išsikalbėkit jam, aš esu ta, aš darau tai, jam sušerkit visą informaciją apie jūsų temas. Jis labai geras yra irgi toks analitikas ir tuo pačiu metu tikrai apmokintas sudėlioti jums logiką, tai sudėlioti logiką komunikacijos ir tada toliau per 30 minučių aš daryčiau, filmuočiau į dieną. Minimum po 20-30 turinį vienytų į savo galeriją, kad pas nebūtų nuotraukas, video, vieną kalbančią galvą, kur aš tiesiog kažką pašnekėjau, pagrindinį dienos emociją, įvykis, kažką pakomentuočiau. Tada toliau aš padaryčiau nors 2-3 storytellingus į savaitę. Tai reiškia, vieną dieną 30 minučių aš skirčiau storiams, kitą dieną aš skirčiau postui, karuselį arba reelsui. Ir taip kaiteliuočiau. Jeigu pas jūs gausis 3 storytellingai, 3 turinį vienyti per savaitę. Jeigu jums sudėtinga dabar sukurti kažkokią reelsą, kur reikalaus tikrai daug laiko, tiesiog jūs nufilmuojat savo mintį, kalbančią galvą arba kažkokią aplinkybės. Taip. Ir tiesiog elementariai subtitrus sudedat, trumpą aprašymą, į tai jau bus geras sprendimas. Super. Aš tik noriu čia kažkaip ir pastiprinti tą momentą, kad geriausias mokymasis tai yra praktiškai daryti. Tikrai. Tada aišku, kas neaišku. O dar kitas dalykas, pasiruošimas, kaip sakoma, pusė darbo. 100%. Pusė darbo. Aš dar Lincolną norėčiau pacituoti tą mintį, labai mėgstu, kad sako, jeigu aš turėčiau 7 valandas laiko kirsti medį, tai 6 valandas iš to viso laiko, ką aš daryčiau, aš galaščiau kirvį. Taip, tai šitą, netgi ir man, aš tave susiradau ir tu greičiausiai pastoviai investuoji ir mokaisi. Todėl, kad mes patys savo negalim taip labai rekomenduoju nueiti, ar ten, pavyzdžiui, tinklinio marketingą turit sponsorių, mentorių, pasiskirkit strateginę sesiją, pasidėliokit savo, taip išsigryninkit. Todėl, kad socialinius tinklus jūs turit jau ateiti irgi su savo stiprybių paketu, su savo žinojimu, bent jau su kratiniu, ar ne, kuris sudėliot. Beje, prie šito video, kas girdės, aš galiu padovanoti savo super stiprybių, išsipakavimo su dirbtiniu intelektu visą nuoseklę seką metodiką. Super. Tam tikrai reikėtų porą valandų skirti, bet tikrai, ką Marina sakai, patys šiais laikais galite labai nemažai padaryti. Labai daug galima. Draugiai galim tiesiog atsisėsti ir sikalbėti. Aš norėčiau socialinius tinkluose apie tai, žiūrėti, kaip jie reaguoja, sako, tai būtinai pasakok, aš žiūrėčiau. Tada jūs, šitą reikia pasakyti. Tiesiog elementariai reikia tiesiog tam laiko. Skirti laiko analizai, kas aš, apie ką aš noriu komunikuoti, kokia mano vizija ir tai irgi jau bus didelis darbas. Labai norėčiau truputėlį pakalbėti, tiesiog padiskutuoti, aš irgi turiu savo matymą, nuomonę, kaip tavo akimis, kodėl tinklinio marketingo vis dėlto žmonės bijo išeiti tuos socialinius tinklus. Nors atrodo, taip juose viskas dabar yra aišku ir visi drąsūs pasidarė. Kokie pagrindiniai trukdžiai tavo akimis
Greičiausiai tai su moteris daugiausiai bijo, vyrai ten kitaip jie. Tai pasakysiu irgi savo nuomonę, gal kažkas nesutiks su to, gal tu nesutiksi su, bet aš tikrai daug per savo mokymus mačiau tinklinio marketingo atstovų ir mano tokie spėjimai, kodėl jie rimtai neeina į socialinius tinklus, su ta vėliava, kad aš esu šitos įmonės ambasadorė, atstovė, nes reikia užkelti vėliavą komunikacijai, tad kai didesnė vizija ir matymą. Nes jie nerimtai žiūri į šitą veiklą ir visada laiko ją kaip papildomą. Ir tik tie žmonės, kurie jau pasiekė kažkokią rangą arba gauna tokį gerą rezultatą, jie savo uždeda tą karūną, kad viskas, aš jau atstovauju šitą veiklą. Aš šios kampanijos esu partneris, atstovas, ambasadoris. Ir kada žmogus pusė koja, supranti, žiūri į tą veiklą. Pusė rezultatą. Pusė rezultatą ir yra. Tada jie galvoja, ašgi turiu normalų darbą, jo supratimu. O čia gal mane kažkas pasmerks, nežinau, nuvertins, aš nerimtai atrodysiu savo kolegų akise, mano šeima mane nepalaikys. Aš pradėsiu apie tai dabar kalbėti, o gal aš rytoj tai nedarysiu. Jie nepasitikė savimi, ne iki galo turi sprendimą eiti toliau tai daryti. Daug kas yra pabandymo laikotarpiai. Neapsisprendimi, kad aš eisiu drąsiai, darysiu. Aš pabandysiu. O ką galima pasiekti, jeigu tu pabandysi? Kaip galima santykius sukurti? Jeigu, pavyzdžiui, kaip jūs žiūrit į vyrą, kuris toks ateina santykius, aš pabandysiu su tavimi. Biški taip. Biški taip. Jūs nerimtai žiūrėsite tą žmogų. Tai va čia irgi nėra apsisprendimo, nes rezultatai atsiranda tik tada, kada mes turim tvirtą sprendimą ir einam visą stačią galvą į tai daryti, bandyti ir tada, žinai, kad labai lengva išeiti į socialinius tinklus, nes aš turiu sprendimą padaryti viską, kas galima, kas įmanoma, kad man pasisektų. Jeigu man nepasiseks, daug yra, o jeigu man nepasiseks, tai jeigu man nepasiseks, aš tai paviešinsiu. Hibridė, man nepasisekė. Aš turėjau va tokią viziją, man nepavyko, ir žinai, kad aš va čia sikau ir ką, aš padariau savo pamokas, einu toliau daryti kažką. O daug kas nori likti tas, va, visas tas pūkuotas, teisingas, nepridaryti klaidų ir bijo prisipažinti savo tą kelią. O kelias visada yra laimėjimai, pralaimėjimai. Tai vat mes visada, ne mes, o tie, kurie dirbo tinklinį marketingą, labai dažnai žiūri savo veiklą pusę kojų. Pusė kojos. Čia jo, kol nėra tvirto sprendimo, nėra tikrai rezultato. Bet šitas dalykas, aš dažnai ir kalbu su žmonėm ir būna jie pabandė tinklinio marketingo vienoj vietoj, kitoj, jiem nesigavo, jie jau aplinka jau kažką girdėjo. Aš pati tame buvau, dėl ko knygą pavadinau Pabandyk, iš tikrųjų pabandyk. Ta prasme, ne tik stebėk, žiūrėk arba laikykis to įsitikinimo, kurį jau turi. Ir ką daryti, kad va ten buvau, taip tikėjau, bet nenuėjau iki to kažkokio top rezultato, vienoj kompanijoje, kitoj. Ir dabar tarsi vėl norėčiau, žinau tą filosofiją ir man baisu. Taip. Ir tai va, ką tu sakai, drąsiai, paimkit, nebijokit apsinuoginti, pasakyti, taip, man aš pabandžiau. Man nepatiko, man žinau, nepavyko, žinau kodėl, aš tą nedariau, ten gal produktas patiko, nepatiko. Taip. Žiūrėkit, šitą etapą dabar uždarau, einu šitą. O žiūrėkit, kada mes žiūrim komunikaciją kartais mūsų draugų ir kada įvyksta skyrybos, labai dažnai žmogus, pavyzdžiui, neištransliuoja, kad įvyko skyrybos. Jie tokie, aš va čia kelionė, va čia aš buvau su vyru, su vaikais, dabar aš viena kelionė, o po to atsiranda kažkoks kitas vyriškis. Jau tose nuotraukose. Ir mes stebėm savo klasiokus, ne? Ir tokie bandom, kažkas įvyko, ne? Aha, ir mes savo scenarijus ten bandom kažkaip nupiešti ir mes tai iki galo nesuprantam, kas vyksta. Vat jeigu nežiūrėti kažkokią veiklą, dar kažką. Bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, sako, žinot, Hibridė, uždarau gyvenimo etapą, mes su masiškiu skiriamės. Taip, dabar vyksta tokia šlikštynė, dalinam namus, vaikus, ten visą kitą. Bet žinokit, žiauriai dabar pergyvenam. Bet tikiuosi jūs mano Hibridė, jeigu matysit mano nuotraukos viena, žinosit, kad tokia situacija. Tikra. Bet sunku. Žiauriai sunku, nes tau reikia prisipažinti savo kažkokią net šeimos pralaimėjimą. Tai žinai, kad tas pats vyksta į socitinkluose. Bet ką aš pastebėjau, kuo aš labiau esu atvira, kuo aš labiau dalinuosi savo nesėkmėm, tuo didesnis įsitraukimas ir yra toks pasitikėjimas auditorijos manimi.
Nes mes visi suprantam, kad gyvenimas yra va toks. Pas visus taip. Taip, ir kada aš, pavyzdžiui, pradėjau dalintis, taip, priaugau svorį, taip, mes va ten straglinam, taip, man nesigauna, taip, aš pergyvenau, ten, kad mane žiauriai heitina ir kad aš tikrai save noriu užkasti. Ir aš pradėjau dalinti savo nesėkmėm. Aš visiškai kitaip pradėjau augti, kurti ryšį su auditorija, visiškai kitoks įsitraukimas. Nes kol aš norėjau būti tik teisinga, ekspertiška, pukuota, kaip aš sakiau, nu, ta prasme, čia yra... Kaip per stiklą, ar ne? Iš tikrųjų, va, dar klasikinis dalykas, ar ne, kaip dalintis, kaip pasakoti apie tą produktą, kai juo be galo tiki, nes tikrai tie, kurie ir tinklinį marketingą vysto, ir šiaip mes tikrai turim produktų, kur atrodo širdį atiduotum, nes norisi žmogui, kaip tu sakai, tarnauti, parodyti, padėti. Ir kaip išlaikyti tą balansą tarp to įkyraus pardavimo, elegantiško pateikimo ir tikrai perteikti tą. Aš sakyčiau, kad jeigu mes norim danešti savo produkto vertę naudą, mums reikia žinoti, kokias problemas sprendžia šitas produktas. Vienareikšmiškai. Jeigu tai yra tavo produktas eteriniai aliejai, ten yra skirtingas panaudojimas skirtingų aliejų, mes pasiemam tą problematiką ir dalinamės pirmiausia apie problematiką. Galima per ekspertiškumą, jeigu jūs suprantate, ne, kaip veikia, kaip teisingai naudoti, o galima per asmeniškumą, per asmeninės istorijas. Mano vaikas susirgo, aš jam daviau šitą tą, tada jis tą pasveiko, tada mes šalia naudojam dar šitą. Ir, pavyzdžiui, jeigu norėsite, aš toliau galiu apie tai dalintis. Na, mūsų atveju jo čia truputėlį atsargiai reikia, todėl kad mes nesam gydytojai, mes nesam jo ta rekomendacija. Aš tokiais atvejais pasakoju, kad sakau, kai mes tortą nusiperkam, tikrai skanų, ir aš noriu tau parekomenduoti. Taip. Aš tikrai nesiimu to, kad papasakoti, o iš ko, kaip jis pagamintas, taip. ar ne, kitos žvaigždės. Aš tiesiog sakau, žiūrėk, labai faina, natūralu, man labai patiko, duoda tokį traškutis ten kažkoks labai smagus, be turbo detalių, ar ne, kad jis jau ten virškinimą tavo sutvarkys visą. Taip. Mes dalinamės iš savo patirties ir tada gaunasi toks UGC turinys. Kas yra UGC? Tai kada mes panaudojam, mums patiko arba kartais nepatiko, taip, ir mes dalinamės kokia buvo mūsų vartojimo patirtis, koks buvo rezultatas. Taip. Va, tai aš siūlyčiau dalintis iš savo patirties, iš savo emocijų, kurie kyla, kada jūs tai darot. Tada žiūrėti į auditorijos problematiką, kalbėti apie tą problematiką, nes kada mes pradedam kalbėti iškart apie produktą, visada žmonės supranta, kad tai yra reklama. Mes pakankamai taip, aštriai reaguojam į reklamą. A kada mes, pavyzdžiui, pradedam kalbėti apie kažkokią situaciją, pavyzdžiui, negaliu užmigti, susirgau, jaučiuos, ten, nežinau, nuotaikos kaita ir taip toliau, mes tada, situacija, kažkas kažkaip jaučiasi, mes susitapatinam, klausom, mums įdomu, smalsu. Ir tada pereinam prie produkto rekomendacijos. Super. Man iš tikrųjų, kas liečia eterinius aliejus, kadangi ta tema tokia jautri ir mes gyvenam tokiam greitam amžiui, kur daug streso, daug įtampos. Ypač man patiko, kaip tu pasakėjai, grįžus, tu gyvenai ir Tenerifei, ir grįžus į Vilnių, ypač sostinėse, tempas yra didžiulis. X10. Tikrai. Ir kai yra X10, o tikrai tą kūną nesinori labai greit nudėvėti, ir mes žinom, kad emocijos daro labai daug, arba suvalgo mūsų energijos, arba padeda mums tikrai palaikyti tą kokybę. Tai aš dabar visiems pasakoju, mano naujas atradimas yra tokia mėlynoji kolekcija 7 dangui. Okay. Tai yra Gario Jango, tikrai rašyta, atradom jų senas kasetės, ir kad ir kiek to emocinio balanso programų aš esu praėjusi, man šita, iš tikrųjų, ką reiškia 7 dangui? Kai tu kuri ne iš proto savo būseną, o iš to tokio, pakilėjimo savęs. Tai žodžiu, tai man labai patinka šitą temą ir aš galiu nepasakoti ten tų sudedamųjų dalių. Taip. Ką reiškia jausti 7 dangui? Ir kaip aš jaučiuosi, ir kaip aš pasakoju tai, ir kaip man tai. Lengvumas, aš tiesiog jaučiu, kaip aš išsiplečiu, kaip lengvumas atsiranda kūne ir aš tą galiu įjungti bet kada. Aš šitą papraktikavus, aš tada įsijungiu tai bet kada. Tai čia... Užkričimai atrodo ir klausosi. Jo, tai dabar Kroatijoje dalinausi su tais, kurie tikrai daug daugiau žino už mane apie tuos eterinius aliejus, bet mano ta patirtis, ją lengva perduoti, jeigu tu... Jeigu tu tiki, naudoji ir turi rezultatus. Naudoji, tiki ir daliniesi, perduodi tą patirtį. Jeigu šiandien, Marina, tu
pradėtum tinklinį marketingą nuo nulio, Taip. ką darytum pirmasis 30 dienų? Ir Gerai. dar neturėdama sekėjų socialiniuose tinkluose turbo ten kažkokio. Mane kvietė į tinklinį marketingą tikrai 100 kartų. Jeigu ne 110 ir ne 1010. Tikrai. Ir aš galvojau, ką aš daryčiau. Tai greičiausiai tą, ką ir tu rekomenduoju savo naujiems komandų nariams, aš prasiečiau per savo šiltą kontaktų ratą, tikrai. Aš pagalvočiau, su kuo aš galėčiau pasidalinti tą naujieną. Tiesą sakant, kada aš pradėjau savo veiklą su mastermindais, su soctinklais, aš irgi dariau tą patį. Ar tai reiškia, kad tu darytum nežiūrint į tai, kad kiek išmanai apie socialinius tinklus Ne, ir kokie... aš eičiau į šiltus kontaktus, vienareikšmiškai. Nes tie mano šiltieji kontaktai, jie jau turi su manim santykį ir aš gaučiau Pasitiki greitesnį tavim. rezultatą. Jie pasitikė manim. Tai kada aš pradėjau pažiūrėti žmonės į savo mastermind grupės, patikėkit, aš dariau tą patį. Aš irgi jau per savo šiltą ratą, aš kviečiau į savo demo mastermindus, į savo renginius, tiesiog asmenį žinutę, sveika, klausyk, aš pradėjau tai daryti, gal tu norėtum sudalyvauti, tiesiog susipažink, klausykit, ta prasme, Super. tas pats. Tikrai. O tada toliau aš daryčiau tą, ką aš jau dalinausi. Aš apgalvočiau, apie ką aš galėčiau kalbėti be sustojimo, kas man patinka. Jeigu aš turiu tame mažai patirties arba mažai žinių, aš didinčiau savo patirtį, laiko arba valandas, kurį aš naudoju, vartoju, domiuos, mokausi ir plėšiau tą savo komunikacijos ratą jau per soctinklus iš ekspertinės pusės, asmenybės atskleidime, naudojame ir dar tikrai sugalvočiau kažkokį tikslą arba veikloje, tokį tikslą arba challenge viešą. Aha, Kur parodyčiau, herojus kelią, kur parodyčiau, kad aš dabar sugalvojau ir žinokit, darau tokį challenge, padarysiu, nepadarysiu, kad būtų įdomu stebėti kaip serialčiką, kaip man pavyks arba ne. Tai aš manau, per 30 dienų aš tikrai pasiekčiau pirmus rezultatus. Super. Labai gera va čia išvalga. Reiškia, ar net ir turint socialinių tinklų daug, ar jų visai neturint, vis tiek labai svarbu balansuoti šitus du katiliukus. Taip. Mano deimanto kelias, ar ne, nuo kontaktų sąrašo, kad ir kaip banaliai ir visiems toksiškai skambantis sąrašas, tai yra tiesiog ir būdas, kaip tai padaryti greičiau ir rezultatą per 30 dienų. Taip. O antras, socialinius tinklus vis tiek, net ir tie žmonės, su kuriais mes kalbame, jie vis tiek nueis, ypač šiais laikais, jie pažiūrės tave socialiniuose tinkluose. Tikrai. Eis pačekinti kažkaip. Ir vienas į kitą jie būtini. Super. Marina, kadangi į mano verslą tikrai ateina daug įvairių profesijų moterų. Ten nuo ekspertų, coacherių, grožio specialistų, psichologų, tikrai labai įvairus tas ekspertiškumo lygis. Taip. Ir vieni tikrai sako, aš esu toj profesijoje, aš nenoriu pasirodyti, o kaip čia man apjungti, integruoti. Ir iš tikrųjų, kai žiūri socialinius tinklus, atrodo tema ta pati, bet visi labai skirtingai atrodo. Ką tu apie tai pasakytum? Kaip vis dėlto tą autentiškumą, būti savim, jo siekti, bet ir nepamesti, kad čia tik rodau save ir neturiu rezultatų. Aha, geras. Aš pasakyčiau tokį patarimą, kurį mes darom mano mokymuose. Tai kasdieną turėti tokį įpratį įrašyti iki minutės trukmės video, kuriame tu norėtų pasakyti savo pagrindinį dienos mintį, emociją arba kažkokį patarimą ir į tą patarimą įtraukti tą veiklą, kurią tu dabar norėtum plėsti arba Po truputį. Ir, pavyzdžiui, paimti, surišti savo dienos emociją. Pavyzdžiui, emociją aš šiandien supikau, pavėlavau, šiandien emocija gera, apsidžiaugiau, kažką skaniai pavalgiau, kažkur buvau, susitikau, pavyzdžiui, tu šiandien vis dieną filmavau. Ir tada paimti pagrindinį dienos mintį, emociją, įvykį, pririšti prie savo produktą. Ir pabandyti taip komunikuoti. Pavyzdžiui, šiandien tu filmuoji visą dieną. Tu dabar gal pasibaigs tavo diena, tu paimtų telefoną ir sakytum, Hebrytė, šiandien visą dieną filmavau. Ką padariau? Šiandien nufilmavau vieną podcastą, tada antrą, tada pakalbinau Mariną, tada pakalbinau dar šitą, tada dar 3 reelsus nufilmavau, spėjau kažką pavalgyti ir aš galvoju, kaip aš, Jolanta, kaip aš tai padariau? Na, žinok, visą dieną pas mane buvo pajungtas inhaliatorius, aš ten pipirmėtį pauošiau, aš dariau tą. Neklausyk, ir aš esu sveika, aš dėkoju savo kūnui, kad aš esu sveika, kad aš tai padariau. Surišom?
kas man padėjo, nes aš 4 ryto šiandien keliausi, nes vaikus reikėjo išlydėti į keliones, tai aš iš vakaro aš visą kas vakarą, nes miego tikrai labai stengiuosi, levandą tikrai išsitepu sąžiningai ant sprando, nes bent jau gerai giliai pamiegoti. Tiesa? Tai žiūrėkit, kas gaunasi? Dienos įvykis, dienos emocija, mes surišam ją su tavo produktu ir tada gaunasi rekomendacija super natūrali. Pirmiausiai, aš pradėjau tavo reelsą, įsidėm, kad yra reelsas, nuo įdomumo, taip, asmeninės istorijos, taip, ir prijungiam tiesiog produktą. Tai aš tikrai rekomenduočiau, kad būti autentišku, negalvoti, ką man reikia kalbėti. Net su ChatGPT galima nesitarti, jeigu jūs vis dėlto pasiruošit būti autentišku, tai reikia atsispirti nuo savo emocijų, dienos įvykių, minčių, kažką, kas įvyko. Tada gaunasi labai lengvas pasidalinimas. Tai galim pasidalinti istorijose, tai gali būti reelsas, tai gali būti postas, tai gali būti bet koks turinio vienetas, kur bus labai labai autentiškas. Tavo. Niekas jį niekada nepakartos, nes tai yra tavo patirtis. Tavo patirtis, tavo emocija, tavo diena, ir tavo kūryba netgi. Va tai, kad tu sakai, va šitą galvojant, pradžioje atrodys, kad kaip čia, bet pradeda jungtis naujos neuronų jungtis. Taip. Ir tu jau labai greitai, čik. Super. Ačiū labai. Beje, tą, ką aš dabar pasidalinau, tai yra realiai storytellingo struktūra, kada mes pradedam nuo kažkokio įdomumo, įvykio, gal net kažkokio triggerio ir tada mes išvyniojam visą tai į to, ko mums reikia. Jeigu jūs išmoksit tai daryti, jūs galėsit parduoti bet ką. Super. Ir pabaigai, iš tikrųjų, aš pati niekada nepaleidžiu auditorijos be kažkokio momento, o ką aš galiu čia ir dabar padaryti. Nes mes paklausėm, labai faina, gražu, ačiū Marina, labai daug praktinių pavyzdžių, tiesiog fantastika. Kaip sakau, pusė, jeigu įgyvendinsi, turbūt jau bus labai gerai. Ir dabar, vat iš viso to, tau du klausimai ir auditorijai, kurie klauso, per 24 artimiausias valandas. Ką rekomenduotum po šito podcast'o čia ir dabar paimti ir padaryti? Jeigu jūs komunikuojat, jau komunikuojat, surašyti Reels scenarijų, kokį 10-15 į priekį ir suplanuoti filmavimo datą, pasiruošti, gal reikės drabužį nusipirkti, gal reikės draugį pakviesti, kad tai pafilmuotų, gal trūksta mikrofoniuko. Surašyčiau scenarijų, suplanuočiau filmavimo dieną, datą arba net šiandien padaryti, jeigu yra tokia galimybė. Jeigu jau komunikuojat. Jeigu nekomunikuojat, reikia padaryti pasirašyminį darbą. Apie ką komunikuosiu, kokia bus ekspertinė tema, kur aš galiu kalbėti, kokias asmeninės siužetinės linijas galėčiau atskleisti, sutvarkyti bio, įvadinį turinį vienetą padaryti, kad hibridė aš išeinu, geriausiai su challenge, su pažadu. Iškvėpti. Viskas išeina, tada aš pažadu kurti reelsus kasdieną, nežinau, kas antrą dieną, ir tada visi tokie laukia, nes jeigu ten vienas žmogus, kuris lauks, bet jis vis tiek jums primins, kad jūs pažadėjot, ir tai bus geras startas. Super. Geriausias dalykas tai yra įsipareigoti. Labai. Įsipareigoti. Tai kas ir klauso šitą video, galite komentaruose sakyti, įsipareigoju, pažadu padaryti tą. Ir antras dalykas, toks minimumas. Jeigu tinklinio marketingo žmonės šiandien norėtų pradėti ir galbūt nežengia to žingsnio, ir tas mini pirmas žingsnis, 5 reelsai, apie ką jie turėtų būti pirmiausiai pasirodyti, nepadarius dar nei strategijos, nei kokios mano temos, nei, aš suprantu, girdžiau tave, bet tokį 5, ką būtinai reiktų įsikelti. Gerai. Su reelsais gali būti problema, nes jos reikia nufilmuoti, sumontuoti, sudėti subtitrus, suprasti reels formatus, kas yra atskira istorija. Tie, kurie nemoka tai daryti, gal jums bus sudėtinga, bet jeigu tai bus reelsai, aš siūlyčiau nufilmuoti 5 video, o dabar pasakysiu kokias, su kalbančia galva, kuris tiesiog papasakot. Atsisėsit ir papasakosit tai 1,5 minutės savo tokį mini istorijas. Jeigu jūs iš vis nenorit nei filmuotis, nei montuoti, nieko nemokat, tai gali būti 5 postai, galim taip pavadinti. Gerai? Tai pirmą postą aš padaryčiau apie jūsų iš vis istoriją, kas aš, kokią aš kelią praėjau, kokiam taške dabar esu ir ką noriu ateityje. Nesvarbu, kokia tai gali būti istorija, kas aš mano prieš istoriją, esu dabar ir ateityje norėčiau būti nepriklausoma, norėčiau turėti savo moteriškus pinigus. Taip. Kas man svarbu, aš norėčiau pasveikti, norėčiau, turėti papildomas pajamas, norėčiau išeiti į socialinius tinklus, bet man baisu. Ir sukurti tokią istoriją apie save. Detaliau, jeigu vėlgi jūs nekomunikuojat, reikia pristatyti savo prekę arba savo kampaniją, kodėl jūs pasirinkot, kodėl būtent šitie produktai, kas jums tai, kaip jums tai padėjo jau šitie produktai, kas jau konkrečiai jau panaudojot, kokie buvo kažkokie rezultatai.
istorija apie produktą. Tai vadinasi produkto įvedimas į jūsų Be komunikaciją. lūkesčio parduoti. Be lūkesčio parduoti. Tiesiog, tarsi, paprastas pasidalinimas. Toliau, sukurčiau reelsą, kuris padėjo jums jau išspręsti kažkokią problemą ir papasakoti apie konkretų produktą. Kaip jūs panaudojot, įvyko ir jūs tokia wow ir negaliu patikėti, jūsų istorija. Kažkokia vieno produkto arba ten, nežinau, serijos produkto. Toliau nauda, tai galėtų būti, kaip padaryti kažką, kaip man padeda tai įspręsti mano produktus. Nauda. Tai yra patarimas kažkoks, kur jūs jau kaip ekspertas arba kaip tas žmogus, kuriam galima pasitikėti. Ir aš tikrai padaryčiau kažkokį challenge. Sugalvočiau hibitę, baisu, bet sugalvojau, pavyzdžiui, per 30 dienų ten kažką. Arba sugalvojau nufilmuoti kalbančią galvą. Arba noriu atidėti 1000 eurų, kad jeigu maža ką, man būtų ramu. Pas mane nėra dabar 1000 eurų. Į tą 1000 aš noriu uždirbti su Young Living kampanijos pagalba. Ir dabar pradėsiu kažką daryti. Jeigu aš jums rašysiu, nebijokit, viskas su manim gerai. Pavyzdžiui. Fantastika. Aš kai šitą iššūkį paskelbiau socialiniuose tinkluose, kai nusprendžiau praeiti 750 km, prisimeni ir tu reiškės nuo Liepos 7 iki Kalėdų. Tai faina vasara, bet po to ruduo galvoju, kur čia, bet kaip aš dabar didžiuojasi, kad tuo metu tą padariau. Tai yra investicija į save, į savo pasitikėjimą ir įsipareigojimas socialiniuose tinkluose. Viešas įsipareigojimas skatina veikti vienareikšmiškai. Tai va taip, ant greičio. Aišku, reikia žiūrėti kiekvieną situaciją asmeniškai, bet tai suveiktų. Labai vertingi patarimai, labai skatinantis veikti, už ką aš esu, kad čia ir dabar. Tai Marina, pirmiausiai, labai dėkoju už tavo ekspertinių žinių visą skrynę. Jos tikrai labai vertingos ir svarbiausia veik daryt, mokytis begalybė yra įvairių mokslų, visada verta mokytis, aš už tai, bet geriausias mokymasis yra tada, kai mes darom čia ir dabar. Tai dar kartą aprašymuose rasite nuorodas į Marinos socialinius tinklus, į jos mokyklas. Sekit, dalyvaukit, komentuokit, parašykit būtinai, ką čia ir dabar įsipareigojate. Labai gerai būtų. Va, ir Marina, dėkui tau labai. Ačiū tau. Ir jeigu buvo naudinga, spauskite patinka, prenumeruokite mano kanalą ir pasimatysime kituose podcastuose su kitais taip pat pašnekovais labai aktualiom temom.